šiandien susitinkame pakalbėti apie Renesansą, bet tai yra tik kabliukas, kurį aš pateikiu šiai laidai. Mane domina ne laikotarpis ir ne laikotarpio apibendrinimas, o plačioji šios sąvokos prasmė, kaip tam tikro klestėjimo, visuomenės, kultūros suaktyvėjimo reziumė. Ir tai nėra sąvoka, kurią dabar plačiai girdėtume pritaikytą savo gyvenamam laikotarpiui. Atrodo, kad esame tarsi kažkokiam suirutės, krizės, pokyčio neišvengiamo taške. Tai šiandien kviečiu jus ir pasikalbėti, ką menas gali, veikia, rodo, kokią funkciją atlieka įvairiose klestėjimo ir suirutės laikotarpiuose ir koks būna menas klestint pasauliui, klestint visuomeniai ir koks būna krizių menas, koks būna menas sunkiais laikais. Čia labai keblus klausimas, kas yra klestėjimas ir kas krizė. Kas yra kas ir kada. Turbūt pirmas klausimas, ar visuomenės gerbūvio, sotumo, stabilumo laikai, tai yra ir meno klestėjimo laikas. Iš dalies aišku, kad kai yra pinigų, yra užsakymų, dailininkai gali realizuoti didelius sumanymus, brangius, sudėtingus, kurie šiaip gal ir liktų svajonėse. Gali gauti informacijos, tai yra tikrai ir keliauti, ir bendrauti, ir diskutuoti. Pagaliau gali gauti technologijas, naujausias technologijas, kurios irgi leidžia realizuoti jų sumanymus. Tai čia viskas puiku, bet kartu galim prisiminti, kad ir tas pats Cervantesas parašė savo puikųjį Don Kichotą garsiausią tuo metu, kai jo visuomenė patyrė krizę. Ispanijos kaip išdidi valdovė visų jūrų, jau į lėšų aukso srautas seko. Toksai nukritimas nuo aukštumų į žemumas, nuo ramaus būvio į, tarkim, karo padėtį ir panašiai, tai yra didžiuliai sukrėtimai priverčiantis pažiūrėti į save ir savo situaciją visai naujai. Tai štai visokių tų situacijų buvo ir santykėje tarp visuomenės gerbūvio ir krizės. Šiaip jau, kai vyksta reiškinys, yra atoveiksmis. Tai šiuo atveju aš galvoju apie tokį atoveiksmį, kad kai turtingoje, laimingoje visuomenėje užsakovas turi pinigų, tai dailininkas norom nenorom, pasąmoningai jausdamas tą užsakovo troškimą, ir nesvarbu, ar tai hercogas, ar šiuolaikinis fondas, jisai pradeda autocenzūros tam tikrą procesą ir nujaučia, kurie tekstai, kokios problemos atrodys aktualios, paklausios, kas korektiška, kas nekorektiška, kokie išsišokimai yra puiku, o kokius išsišokimus niekas nesupras, nors gal jie labai vaisingi ir įdomus ir panašiai. Tai tokiu būdu nukraujavimas tam tikras, sakyčiau, kraujo raudonųjų kūnelių stoka šitos epochos kultūriniam organizme dažnai pasijunta. Ir pasijunta, kaip sakant, iš gerų prielaidų išeinant. O tai tas toks anemija, bekraujiškumas, negyvybingumas, negeneratyvumas dažnai pripažįstama krizės laikotarpio požymiu. Ir tada tu gali galvot, kad šios puikios klestėjimo epochos dėka tam tikra prasme vyksta krizė. Aišku, aš nekalbu apie karo laikotarpius. Kai karas, tai taip žmonės patiria tiesiog sukrečiančius žiaurumo ir žmogaus nužmogėjimo pavyzdžius. Ir aišku, sunku tikėtis, kad tuo metu, gimtų didingi kūriniai. Yra būtina, kad menininkas patyręs sukrėtimus ar kokius tai apmąstymus jis tą viską nuleistų į pasąmonę, kad tai jame rezorbuotųsi, kad tai pakeistų jo asmenybę ir kad šita pakeista asmenybė surastų tinkamas priemonės adekvačias savo tai pakeistai asmenybei paviešinti.
Ir va tai įvyksta po karo, praėjus keliems metams, ten 5 ar daugiau, ar dar daugiau. Tai tą liudija daugybė karų pavyzdžių. O kartu karas neša irgi labai savotiškų dalykų atneša. Na, pavyzdžiui, kad ir štai po Antro pasaulinio karo ir netgi jo metu suklestėjo Holivudo kino produkcija, komedijos ir miuziklai. Atrodytų siaubas, kas darosi, o vis dėlto tokie dalykai, kurie vėliau buvo kažkodėl pripažinti kiču, jie labai, pražydė. Ir visiškai aišku, nes žiūrovas nebegali priimti daugiau smurto į savo vidų. Jam reikia atvirkščiai, jam reikia kito pasaulio. Ir jis jame atsiduria filmo dėka. Taigi tokia gydomoji funkcija, sakysim, kompensuojančioji meno funkcija, kuri trunka labai trumpai. Žmonės pasveiksta ir staiga čekt visi šitie filmai ir komedijos tampa nurašomi, neaktualūs. Ir dėl to sunku pasakyti, kas yra krizė, kas pakilimas. Vis dėlto viskas priklauso nuo žiūrovų kartos, žiūrovų grupės ir laiko, kada tas žiūrovas žiūri. Yra dar Vilniaus dailės akademijoje iš jūsų išmokta pamoka, kad renesansas nėra vientisa sąvoka ir galima net kalbėti apie pasaulį patyrusį įvairių laikų, daugiau įvairių renesansų, kurie po to susiliejo į kažkokią tai kultūrinę vientisą sąvoką. Ir aš panašiai galvoju ir apie kai kuriuos pasaulinius procesus šiandien, nes iš tikrųjų, jeigu mes kalbėtume, tarkime, su žmonėmis, kurie dirba su dekolonizacijos procesais ir menu, kuris yra juose aktualus, tai jie įvardintų mum kultūrų, tautų, ištisų judėjimų, kurie išgyvena savo atgimimus dabar, galėdami kažką atsiimti, kažką perrašyti, kas anksčiau buvo tarsi jiem neduota ar atimta. Na, pirmiausia, tai yra mitologizuota. Viskas nuo pat pradžių, kadangi tai buvo ne mažiau kruvina epocha, tarpusavio peštynių, o dar prisiminkim, kad visos Europos ašis ir pagrindinis dalykas, ką turėjo Europa, o būtent katalikų tikėjimas, tuo metu pradeda būti kvestionuojamas. Ne Dievas kaip po toks ir panašiai, bet tikėjimo būdas, pagrindiniai, svarbiausi tie dalykai ir atsiskiria protestantizmas ir taip toliau. Tai įsivaizduokit tokią epochą, o atrodytų klestinti, šviesi ir viskas tenai puiku. O kodėl toks įspūdis susidarė? Na tai viena priežastis, aišku, yra geras, kaip čia pasakyti, reklaminis ir savireklaminis fonas, nes jie tikrai stropiai ir talentingai, taip kaip pavyzdžiui Džordžo Vazaris, tikrai laikė savo tą epochą aukštesnę už kitas ir argumentavo ir panašiai. Bet mano supratimu svarbiausia tai, kad tai viena iš retų epochų, kai sutampa visų skoniai, požiūriai ir poreikiai. Ir užsakovo, ir menininko, ir visuomenės. Todėl, kad tai tarsi naujas tikėjimas. Jie tiki, kad antika buvo tobula ir to idealo reikia siekti, kad harmonija yra tikslų tikslas ir kad galima kurti meną pagal labai aiškias, išgrynintas taisyklės. Visi tuo tiki, tuo džiaugiasi, to siekia, to mokosi ir palaiko savo menininkus ir remia ne tik finansiškai, bet morališkai. Ir todėl tai iš tikrųjų pirmasis italų renesanso šimtmetis yra klestėjimo laikas, čia sunku kvestionuoti. Bet paskui tai išsisemia ir paaiškėja, kad ta programa neapriepia visko. Neapriepia anapusybės, ji neapriepia abstrakcijos, ji neapriepia poezijos, ji neapriepia keistenybių, kuriozų, ezoterikos, magijos, stebuklų, paslapčių ir kitų dalykų, kurie žmonėms vis dėlto rūpi. Štai tada atsiranda manierizmas, kaip jį vadinama dabar iš kelių šimtmečių perspektyvos, kuris tuos keistus dalykus visus ir daro.
Bet kadangi buvo laikomasi tradicijos pagal Vazarį, kad meno epocha yra taip kaip žmogaus gyvenimas, jaunystė, brandos amžius ir senatvė, labai greitai buvo priskirta, kad tai yra tokios senatvinės dimensijos, nusilpimo laikotarpis ir nėra čia ko apie jį galvot. Ir tas ramiai, tas požiūris truko apie 400 metų, kol išdygsta siurrealistai, kurie staiga tarsi atranda manierizmo kūriniuose savo dvasinių ištakų ar pirmtakų tėvynę, kas irgi buvo melas ir iliuzija. Ir štai šitie abudu reiškiniai, ir kažkada manierizmas ir siurrealizmas, jie vis dėlto turi tam tikrų bendrų bruožų, kurie, taip banaliai sakant, yra priimti, vadinti krizės laikotarpio meno bruožais. Tai vienas iš jų turbūt yra neurotiškumas, tai yra tokia šalta, dirgli, įtampa bejaučiama juose. Antras turbūt dalykas būtų narcisizmas, tai yra demonstravimas savo virtuoziškumo, ar tai 16 amžiui daromi dailės iliuzijų stebuklai, ar tai siurrealistai. Nestabilumas, kadangi krizė tai yra svyruojantis pasaulis, kaip jie dar patys sakė, gyvenimas ant nuožulnios lystančios plokštumos. Kada senos normos, tradicijos ir supratimai jau nebeveikia, nauji dar nesusikūrė, ir žmogus kaip aliejaus lašiukas vandenį neturi orientyrų, nei pradžios, nei pabaigos, gėrio, blogio, tikslo ir panašiai. Tai tie dalykai, virtuoziškumas ir toks reprezentacijos svarba, kai, kaip sakant, forma, pakuotė yra gal svarbiau už prasme, dėl kurio. Ir panašiai, tokios sąšaukos. Ir tokių yra pasikartojančių istorijoje daug, bet tai viskas priklauso nuo žiūrovo, nuo tos kartos, nuo tos grupės, kuri žiūri. Aš iš tikrųjų, dirbdama muziejuje ir dirbdama būtent su šiuolaikiniu menu, turiu tą privilegiją turėti galimybių kartais pajusti tą žiūrovų temperatūrą. Ir man labai įdomu tai, ką jūs sakote apie kažkokio visuotinio susitarimo buvimą, nes kartais atrodo, kad žmonės į muziejų ateina su tam tikrų įsitikinimų, kokio meno jiem reikia. Ir vienas iš tų įsitikinimų yra, kad tikimasi kažkokio tai aiškumo ir tikslumo, kad menas turėtų turėti kažkokias taisyklės, kurios leidžia ilsintis žiūrėti ir tarsi nieko nekomplikuoja. Ir šiuolaikinis menas dėja dažniausiai toksai nebūna ir tada mes atsiduriame tam tikro nesusišnekėjimo būsenoje. Ir tai mane irgi verčia vis pagalvoti, kokios meno funkcijos istoriškai vis atsikartoja ir galbūt išlieka netgi nepaisant visko, nepaisant silpnėjimo kitų jėgų. Ir man labai įdomu, kaip jums atrodo, ar yra šiandien kažkokių funkcijų, kažkokių misijų, kurių menas visai nebeatlieka, o gal yra kažkokia labai aiški jo rolė iš tikrųjų ir mes nebūtinai ją aiškiai identifikuojame. Mano įsitikinimas yra toks ir kategoriškas, kad menas tai nėra nei receptų knyga, nei pats vaistas, nei vadovėlis kaip gyvent. Ir jo tikslas tikrai nėra kažką, reiškia, konkrečiai paimti ir padaryti su tuo žiūrovu. Kodėl? Menas daug funkcijų gali atlikti. Kaip sakiau, vienu ribotu laiku jis buvo kaip vaistas. Protestantizmo gimimo laikų visa literatūra ir dailė buvo didaktiška ir aiškino, labai aiškiai aiškino, kas yra gerai, kas blogai, kaip gyventi, kaip to pasiekti ir panašiai. Taip, kad menas visagalis, bet vis dėlto šiaip normalioj situacijai meno tikslas, mano supratimu, tiesiog būti su žmogumi. Ir tiek, kiek žmogus gali jo įsiurbti ir tiek, kiek gali sugeba į save įsileisti, tiek tas menas kažkokiais būdais transformuoja jį viduje, šlifuoja, padaro jį šiek tiek kitokiu tikrovės suvokimo ir jos veikimo instrumentu.
O tada jau pats žmogus su laisva valia renkasi savo strategiją, savo prioritetus ir panašiai. Bet jeigu kalbėti apie meno funkcijas, tai čia labai norisi prisiminti tą garsųjį vokiečių menotyrininką Hansą Beltingą ir jo kompaniją, kuri taip maždaug prieš 40 metų tyrinėjo funkcijas, būtent meno funkcijas. Didelio tyrimo rezultate padarė išvadą, kadangi žmogus vis tas pats, poreikiai jo yra, jų bendras, kaip sakant, komplektas, jis išlieka. Tik tai tam tikrais laikotarpis, tam tikros funkcijos nugrimsta į podirvį, o paskui jos vėl iškyla, kai vėl atsiranda tam tikra stoka ir poreikis. Ir kaip po tokį pavyzdį jisai teikė uždangą. Uždanga, kuri atsiverdavo prieš Romos imperatorių ir įvykdavo praregėjimas, dėka kurio tasai imperatorius įgydavo sakralų tokį net statusą, kaip dievų numylėtinis ir teisėtas šitų visų žmonių valdovas. O vėliau šita funkcija tik visai kitų pavydalų persikelia į stebuklingųjų ikonų, šventųjų paveikslų, skulptūrų garbinimą, kai irgi ypatingom progom žmonės paregi, mato tą regėjimą, kuris išaukština ir perkelia į kitą lygmenį ir sureikšmina vaizdą. Tas pats yra ir, kad ir su teatro uždanga, o pavyzdžiui, kad ir kino titrai ir tekstai pačioj pradžioj, tai irgi yra tokia užsklanda, po kurios prasideda kitas pasaulis, kažkoks kitas stebuklas. Taip, kad atsikartoja uždangos fenomenas, kai tam atsiranda poreikis. Ir vėlgi, kartos poreikis, žmonių grupės poreikis. Ir tada atsišaukia kažkas iš aplinkos. Būtų įdomu dabar dėti tokį šuolį ir paliesti paveldo klausimą, nes neišvengiamai, kur mes lendame į senus įvykius, į senesnę istoriją, su paveldu susiduriame su įvairiomis paveldo problemomis ir irgi koncepcijomis, kas tai yra tam tikrai visuomeniai, kaip elgtis su materialiais ir nematerialiais reiškiniais, kurie mums lieka. Ir klausimas yra ganėtinai atviras, ar įmanoma mums įsivaizduoti arba bent jau pafantazuoti, kas galėtų būti mūsų šių dienų būsimasis paveldas, ar mes galime sakyti, kad esame tame taške, kur paliksime daug komedijų iš labai sunkaus laiko ir greitai jas pamiršime, kai gyvenimas pasidarys glotnesnis ir vėl norėsis kitų potyrių mene. Ar yra dar truputėlį kompleksiškiau ir kitaip, negu aš įsivaizduoju? Ar iš vis įmanoma ir prasminga tai numatyti? Pirmiausia, nuo savęs tikrai pasislėpti neįmanoma ir mes sprendžiame pagal savo turimas žinias, troškimus, įsivaizdavimus ir panašiai. Aišku, yra visiškai objektyvių kriterijų, kas paveldas, kas saugotina, kas ne. Bet šiaip aš tikiu, kad saugoti reikia viską tiek, kiek įmanoma. Todėl, kad jeigu mes fantazuojame, kas bus vertinga ateityje, tai mes primetam savo proanūkiams mūsų pačių mąstymo būdą, o jis gali būti tada neįsivaizduojamai kitoks. Ypač paskutiniai 5 metai mus įtikino, kaip gali atsitikti dalykų, iki kurių fantazija nesiekia. Ir gali būti tokių visiškų pokyčių. Dažnai pakartoju tą tokį palyginimą, kuris man patinka, apie karvedį raitelį Gatamelatą, būtent renesansinį, sėdintį ant savo žirgo, kurio galvą vaikų dailės mokyklose iš gipsinio modelio piešė, beveik visi. Ir aš piešiau, ir anūkų karta, ir taip toliau. Ir kągi, ar mes žinom, ar po 200 metų, 300 metų, kas domins tame paminkle, ar Gatamelata, ar arklys? Nes gal arkliai bus žirgai, kaip sakant, bus žuvę dėl oro ir vandens užterštumo.
O gal tai bus toks keistas monstras ir visi lieks žiūrėti to arklio. Bet ir kitas variantas gali būti, kad bus išnaikinta paminklai, atvaizdai ir gal tas vienas arklys išlikęs. Mes tiesiog negalim prognozuoti. Todėl stengiamės saugoti pagal savo supratimą, kiek įmanoma daugiau. Nes realybėje vis tiek labai daug dalykų pradings. Ir ateityje paveikslas susiklostys iš atsitiktinių fragmentų. Taip kaip mes dabar turim paveldą visiškai atsitiktinį. Patys vertingiausi galbūt dalykai yra prarasti ir mes galvojame apie epochą pagal tai, kas liko. Kartais pagal tuščius rėmus likusius nuo paveikslo. Taip, įvairiausiais būdais. Tai kiek įmanoma reikia saugot, kas įmanoma ir svarbiausia netobulinant, negerinant. Aš visada esu už konservavimo principą tame, kas yra saugoma. O toliau jau jie susitvarkys pagal save.